kas nelabai turi, nes Eurolygų niekas neplašė. Aišku, pažiūrėsim, buvo atostogų, kažkas. Nemanau, kad jie bus atsipalaidavę, nes jie irgi ruošiasi veikti toliau Eurolygą ir taip toliau. Aišku, Lonkiai sunkios varžybos. Aišku, mums gerai, nes turėjom pralaimėjimą. Visada gerai, kai po pralaimėjimą dar vienas varžybos, gali reabilituotis. Pažiūrėsim, kas bus. Ar tikitės, kad galbūt prieš CSKA pamatysim panašų žiūrovų kiekį, kaip buvo šeštadienį, bent jau panašų? Manyčiau, nes šeštadienį tikrai buvo atmosfera gera. Gal susirinkti. Kokios nuotaikos komandai šeštadienį? Komandai truputį nusivylė, aišku, visi supranta, kad kažkaip žaidėm kažkiek gerai ir treneris minėjo, bet patys dėl savo klaidų pralašėm. Kažkur paskubėjom, kažkur ne ten. Kažką panalizavom, kur blogai darėm, derinius išpildėm. Bet su CSKA bus dar sunku. Tai aišku, CSKA atrodo viena geresnių komandų, nes mes Europoje ir surinkti pagal žaidėjas, bet to liko Kirilenka. Prieš tai Maskvoje nežaidė prieš mus. Tai manau vis tiek šį kartą atvažiuos, aš tikiuosi visą komandą. Ar bandot ruošti kažkokią gynybą prieš kažkokią atskirą žaidėją, ar bandysit visą komandą stabdyti? Šiaip gera komanda, kažką išskirti, aišku, Kirilenka, išsiskiria gal labiausiai. Gavom nuo jų pamokų ir be Kirilenkos. Dar labai nežiūrėjom, pasižiūrėjom, ką blogai davėm su Žalgiriu. Manau, turim dar rytoj, tai užteks to laiko. Dėkui.